Dar kai jisai buvo studentas arba kai jau baigęs KPI dirbo Kaune, jisgi keletą metų dar Kaune dirbo, tai Unė Babickaitė Graičiūnienė jį buvo supažindinusi su Žmuizinavičium, su Košuba. Babickaitė norėjo, kad šitas iš provincijos atvažiavęs, nelabai kokioje aplinkoje buvęs žmogus bent kiek apsitrintų. Aha, tiesa atsiminiau, su Kaziu Šimoniu. Paskui baldus dirbdavo Prapuolenis. Tai su Šimoniu buvo tokia savotiška istorija. Buvo Šimonio paroda Kaune. Šimonis dar gyvas buvo ir Linas nuėjo į tą parodą, apžiūrėjo. Šimonis tai ne Čiurlionis, bet vis tiek savotiškas dailininkas ir kai kurie paveikslai jam darė įspūdį. Bet jis paskaitė, Kaune ėjo toks laikraštis Kauno Tiesa ir ten kažkoks recenzentas parašė tiesiog triuškinančią recenziją apie tą Kazio Šimonio parodą. Kad čia tarybiniam jaunimui čia nieko gero, čia kažkokie stilizavimai, čia kažkokios praeitis, rūtų darželiai ten ir panašus dalykai, žodžiu, kaip čia tokią parodą iš viso galėjo surengti ir kaip čia jos neuždarė. Linas, kai paskaitė šitą straipsnį, tai atsimenu jo žodžius, sako, aš įdūkau. Jeigu šitie tamsybininkai nesupranta, tai sako, aš juos pamokysiu. Jis nuėjo dar kartą į parodą, ten didžiulė tokia lankytojų knyga atversta. Ir jis ten surašė savo nuomonę. Jisai suprato, kad Šimonis tai nėra iš tų pačių geriausių dailininkų. Tai ne koks Vizgirda, tai ne koks Vienožinskis. Bet vis tiek, jis turėjo savo veidą, jis turėjo savo stilių ir taip sudirbti, jau taip juodai jį suniekint, kaip tas laikraštis suniekino, tai tikrai jo negalima. Jis labai daug knygų apipavydalinės ir tos knygos taip, tokia tautinė dvasia dvelkė. Tai jis parašė tą savo atsiliepimų knygą, tą savo nuomonę. Aišku, Unė Babickaitė tą nuomonę nuėjusi perskaitė ir persakė Kaziui Šimoniui, kad ne visi tave keikia. Yra žmonių, kurie ir kitaip galvoja. Taip pat Šimonis nuėjo į parodą ir pasiskaitė. Tai per Unę Babickaitę jis Linui padovanojo paveikslą. Nedidelis, tokio maždaug didumo paveikslėlis, jis ir dabar Lino kambarį kaba. 3 pienės. Nieko ten labai tautiško ar kokio nors išskirtinio ten nėra. Peizažas taip, pieva tokia ir 3 tokie jau peržydėjusių pienių bumbulai. Gražus tas paveikslėlis, toks simpatiškas, gamtiškas. Tai pažintis su Šimoniu tai buvo tokia.